Gražiai čia žiūrisi. Pusę valandos turbūt skaičiuoju. Tokia dilema iškilo. Čia turi būti dušas. Galbūt net 2. Ir reikalas tas, kad aš jau turiu plyteles. 60 ant 60. Ir niekaip čia man neišeina suskaičiuoti, kiek atsitrauks nuo sienos. Nes, kad kokie nors girtuokliai neišdaužytų sienų, turbūt bepigu dėt gipsą ir klijuot ant jo plyteles. Tai turbūt dar reikės ir USB plokštės. Klijuot, sukt, tada dėt gipsą ir tik tada plyteles. Nu, dar hidroizoliacijos visokios. Neskaitant to, kad dar čia turi būti langas. Nedidukas, 50 ant 50. Nesinori čia tų papildomų gegnių naudoti. Norėtųsi pataupyti, nes nėra ten labai daug didelio svorio. Tai daryti gegnę, kad kampas išeitų ir dar prie to kampo dar ten tą gegnę kelti iki viršaus, nes bus turbūt aukščiau negu 90, darysim aukščiau. Tai sprendžiam mes su Mikucinu. Jisai man atėjo į pagalbą ir iš karto atėjo mintys. Tai gaunasi labai gerai suskaičiavus. 8 cm reikia nuo visų kampų atmest. Paskaičiavus gipsą, USB plokštės. Ir gaunasi, kad 2 eilėm plytelės dėsis. Ir gausis idealiai, tiksliai. Bent dabar taip atrodo. O kai ateis laikas, tai matysim. Bet planas toks, kad nereiktų mažų juostelių dėti, nes tas negražiai atrodo. Ir norėtųsi, kad gražiai atrodytų. Jau vieną pusę susižymėjau, kur langais galės.
nebedaug to žymėjimo. Tokia dėlelė ir bus galima pradėti akmenį. Statramšis, kitaip sakant. Kaip kampuose tvarkingai užlankstyti, kai ateina iš vienos pusės plevelė ir iš kitos. Tai tiesiog čia kaip plevelė ateina, pjaunam apačioj liniją, pjaunam per vidurį, pasiliekam jos truputėlį ne iki galo. Vat iš tos linijos ateina, jinai turi likusį galą, užsilenkia. Ir šitą ateis iš apačios. Irgi tą patį padarys. Ir čia užsisandarys. Bent man atrodo, kad čia turi būti gerai. Kaip išsiaiškiti tą centrą, nes čia pagrindinė kolona, kurios stogas stovės. Tai jokių čia įstrižainių net nelakstau. Įstrižainės kaip ir neblogai gavosi visos pirties. Tai tiesiog nuo tos pusės pasimatuojam iki čia, nuo kitos pusės pasimatuojam iki kitos pusės. Ten iškart subraižyta, kur gegnės stačiai, kur gulščia guli. Ir tiesiog dedam šniūrą. Manau, kad turi būti tieso. Ir vat klausimas buvo, didžiausia baimė, ar vienas su kitu pamatėliai gražiai sueis. Tai pagal tai, ką matau, turiu apie 2-3 mm. Tai manau, kad labai gera paklaida. Ir dėl tiek, manau, dar vaikų bus. Čia toks pastebėjimas. Kai kurie gal sakys, kad imta medinuką metrą, bet kol pamatą sutvarkiau, tai 2 metrai šaibom nuėjo. Tai nebesinervavau daugiau, nes gauna drėgmės, biškį žemių ir reikia išmesti. Tai aš labai paprastai padariau, paėmiau ir nukirpau. Tada visiškai pradeda nesukt galvos. O iki tol, kol pasidarys šitas darbas apačios, tai jis tikrai man laikys ir nereiks jo brūžinti pirštais ir nuvalinėti, nors vis tiek valyk nevalės. Vis tiek reikia išmesti. Pagal mane dabar turėtų persirišti po apačią dar viena gegnė. Eina iki galo, kad persirištų. Tada dedasi vienas statramstis čia, kitas gale, kitas iškart prie šono. Susisuka iš čia medvaršiais. Iš lauko čia jau automatiškai prieš darant jau reikia čia dėt vatos. Tada jau čia dėsim 5 skersai. Ir iš vidaus turim kampą. Čia 3 makaronas 3. Ir
Čia lieka 2 cm iš kitos pusės makaronui. Teoriškai turbūt turėtų po 2,5 makaronai būt, bet išpjovėm po 3. Manau, pilnai turi užtekti. Ten nebus kažkokio labai didelio svorio. Man atrodo, mazgas turėtų gautis gerai. Prisinkiriavau vidurį ir kažkokiu būdu prašoviau vidinę pertvarą. Tiksliau, jinai buvo 10 cm šone, tai ne tą pusę pamatavau. Vidinę balkio pusę, o reikia išorinę. Tai žiūriu, kažkaip nesueina galai. Teko pakartot. Tai va čia taip gaunasi. Dedasi ant pačio galo degnį, dedasi čia. Pliusas didelis, nes čia ir visas svoris pagrindinis bus. Paskui ateina iš tenai 10. 10 gulasi čia. Šitą pusę turim lygią. O čia kaip tik šitą gegnę mums sudarys kampą, prie kurio galėsim sukti uzbą, gipsą ir kliuot plyteles. Ir bus, va. Pusantros dienos darbo apytiksliai. Susipjojau, susimatavau viską. Susistatęs kampus pirmą. Greitom vieniem susikabinau. Prikabinau. Viskas. Nelygumam išlygint. Ir va 2 juostas jau išlyginau. Sukam varžtą. Dedam pieštuką, kišenė lūžo. Kaip tik. Kitoj pusėje tą patį. Ir iš eilės nuo kampų einam, kad būtų kur galima pakoreguoti. Ir žiūriu, kad gerai sekasi. Šiandien turbūt tiek.